Sveiki visi, šiandien kalbinsiu Nojų, kuris yra Amazon tinkle padėsintis prekybininkams prekiauti, įeiti į tą prekybą ir padidinti pelnus. Tai Nojus pasidalins savo praktiką irgi kaip galima prekiaujant Amazon tinkle, tiek nuo pat pradžių, kaip visą tai startuot, kokie yra pagrindiniai tai pirmieji žingsniai. Tai gausis toks pakankamai praktinis webinaras su vaizdu ir ekranų transliavimu, kad būtų aiškiau irgi kaip ten viskas vyksta ir kad nėra ten kažkokių baisių paslapčių, viskas iš tikrųjų yra padaroma. Tik be abejo reikia galbūt pagalbos, ką Nojus irgi galės padėti, jeigu jums reikės kažkokios pagalbos Amazon tinkle, tai galima pas drąsiai kreiptis į Nojų. Ir Nojau tikriausiai perduodu žodį tau, kad plačiau mūsų auditorijai papasakotum, kaip kas. Taip, tai sveiki visi. Tai žodžiu, aš turbūt papasakosiu tokius gal aptarsiu pirminius žingsnius, kas, tarkim, norėtų pradėti startuoti Amazone, galbūt nori pradėti, bet yra labai daug informacijos ir tiesiog sunku yra viską susisteminti ir tuos fundamentalus aš galbūt paaiškinsiu, būtent bazinius dalykus. Tai manau, nieko nelaukia, galim pradėti. Tai tuo aš tada pasidalinsiu vaizdu. Taip, tai per šį webinarą aptarsime realiai kelis dalykus. Tai pradėsim nuo to, kad žinoma svarbu ir pirminis turbūt žingsnis yra tai susikurti paskyrą, tai yra visas procesas, kaip užsiregistruoti savo paskyrą, Seller Central. Seller Central tai yra toksai valdymo pultas, per kurį mes galime administruoti savo produkto korteles, katalogą ir gauti prieigą prie visų įrankių, kurie reikalingi yra kaip Amazon pardavėjai. Toliau bus produkto kortelės sukūrimas ir visa konfiguracija, kaip teisingai ir būtent kokius reikėtų, kokią informaciją reikėtų pateikti Amazonui, kad algoritmas atpažintų teisingai jūsų produkto kortelę, bet ir kad jinai būtų patraukli ir klientų. Tada kaip gauti pirmus atsiliepimus. Žinoma, atsiliepimai yra labai svarbi esminė dalis Amazon prekyboje, nes be atsiliepimų mums yra labai sunku gauti pardavimus. Tada kaip sugeneruotos pirmus pardavimus, į ką reikėtų atkreipdėmesio. Tada, pasižiūrėsim į perspektyvas ir paaiškinsiu, kaip galite savo, pavyzdžiui, produktui pasižiūrėti, koks tas yra pajamų potencialas pagal konkurentus kažkokioje nišoje rinkoje. Tada visą reklamos strategiją, trumpai mes paliesim, manau, užbėgsim truputį už reklamos ir tada, žinoma, naudingi įrankiai jūsų pardavimo kelionė. Taip, tai Amazon, kai jūs užsiregistruosit savo paskyrą, jums reikės pateikti tam tikrus duomenis, tai bus įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, telefono jūsų numeris. Tada reikės toliau banko sąskaitos išrašą pateikti. Ir čia labai daug pardavėjų, aš pastebėjau iš patirties, suklumpa ir suklysta šitoje vietoje. Tai banko sąskaitos išrašas turi labai tokiu specifiniu formatu būti pateiktas. Tai turi būti spalvotas, turi matytis pačio banko spalvotas logotipas ant sąskaitos išrašo. Taip pat gali jie prašyti akcininkų sąrašo. Tai visi šitie dokumentai gali būti reikalingi po to, nes Amazonai visada būna, kad kažkokių klausimų kyla ir jiems reikia įsitikinti, kad jūs čia vykdote tikrą veiklą ir kad jūs nefiktyviai kažką čia bandote pardavinėti. Taip pat reikės tapatybę savo patvirtinti kaip asmens ir tada, aišku, visi banko ir kortelės duomenys, tai irgi turėkite tai omenyje ir žinoma, kad įsitikinkite, kad kai pildote šitą informaciją, kad visi duomenys yra teisingi ir jie atitinka iš tikro, kas nurodyta įmonės rekvizitos. Taip, tai produkto kortelės konfiguracija, tai kai tik susikursite savo Seller Central paskyrą, užsiregistruosite ir Amazonas patvirtins jūsų registraciją, toliau jūsų laukia, tai reikės, žodžiu, pridėti jums savo produkto kortelę į katalogą. Tai aš realiai praeisiu dabar ir aš jums parodysiu netgi, manau, viską, žodžiu, paeiliui, kaip reikėtų ką daryti. Tai nueinat čia, spaudžiate ant to drop-down menu, išsislenka, tada pasirinkat inventory, spaudžiat manage all inventory. Ateisit į šitą tokį puslapį, čia aišku nieko nematysite.
nebus jokių produktų, bet jums, kur reikia spausti toliau, tai yra add product. Kai jūs paspaudžiate čia, galite įrašyti bet kokį produkto pavadinimą, nesvarbu, spaudžiate submit. Ir taip, dabar Amazonas jums išmes šitą tokį pasirinkimą, tai kaip čia klausia, can't find your product in the Amazon catalog, jūs turite paspausti būtinai create a new listing, nesirinkite iš šitų jau esamų egzistuojančių listingų, nes jūs norite savo listingą unikalų susikurti, o ne po kažko pardavinėti ir tada varžytis dėl pardavimų, konkuruoti, žodžiu. Tai spaudžiat create a new listing ir Amazonas čia paprašys jūsų suvesti produkto būtent pavadinimą. Tai mes galim įrašyti, tarkim, produkto pavadinimą, tarkim, 2 žodžių, nes mums dabar svarbu yra tiesiog surasti, kad Amazonas mums pasiūlytų kažkokią kategoriją pagal produktų pavadinimą. Tai yra svarbu tiesiog pasirinkti tą kategoriją, spaudžiam confirm. Tai žinoma, stenkitės pasirinkti kategoriją, kuri atitinka tą produkto specifiką. Taip pat galite, jeigu jūs norite ir nežinote, kokią kategoriją rinktis, tai galite, tarkim, nueiti į patį Amazono platformą, paieškoti tą raktažodį, spausti ant produkto ir štai čia galite susirasti pagal konkurentą, kokioje jie yra patalpinę produkto kategoriją. Tai jeigu paeisite apačią, matysit čia. Tai yra best sellers rank ir čia rodo, kad jie, čia yra dažniausiai, taip, Amazonas veikia, tai yra bendrinė kategorija ir tada subkategorija. Tai subkategorija šiuo atveju yra hair styling waxes, o ta bendrinė kategorija yra beauty personal care. Tai šiuo atveju, jeigu aš parduočiau, tarkim, vašką plaukų, tai aš pasirinkčiau hair styling waxes. Tai pagal tai galite naudoti kaip referenciją pagal konkurentų produktus. Taip, tai toliau, kai jūs jau pasirenkat kategoriją, jums reikia savo brand name įrašyti. Tai brand name jums reikia įrašyti savo, tai pradžioje jūs nelabai galėsite pasirinkti kažkokį brand name, nes jums reikia brand registry. Brand registry tai yra atskiras procesas, tiesiog turėkite omenyje, kad tai yra procesas, per kurį jums reikės praeiti, kad jūs galėtumėte gauti būtent teisės prie savo brand name, o kad tą brand registry užsiregistruoti jums reikia ir savo prekinį ženklą turėti. Tai įsidėmėkit. Ir item name, čia, tarkim, šiuo atveju būtų labai gerai, jeigu jūs įvestumėte, užpildytumėte šitą laukelį bent jau 200 raidžių. Jūs galite iki 200 raidžių įtalpinti ir tai yra dėl to svarbu, nes Amazonas skenuoja visą šitą informaciją ir tada indeksuoja jūsų produkto kortelę būtent ant tų raktažodžių. Tai, mums svarbu yra kuo išsamiau apibūdinti tą produktą ir išnaudoti visą šitą raidžių limitą. Šiuo atveju aš praleisiu šitą, bet jūs spaudžiat next. Čia galima iš tikrųjų, truputį įsterpsiu su dabartiniu ChatGPT, ką siūlo, kad kai trūksta fantazijos, kaip ten užvadinti, apibūdinti paprastoju, tokiu liaudišku būdu, pasakyti, kad noriu pavadinimo, ką įrašyti į Amazon Seller Central aplinkoje, prie item name, parduosiu tą ir tą, duok man 5 idėjas, kaip galiu pavadinti savo prekę. Ir čia GPT pasiūlys kelis variantus, iš kurių galima bus vieną iš jų pasirinkti. Tai vienas iš tokių dalykų, kai reikia kažko kūrybiško, bet atrodo paprastai prekiai tarsi neįmanoma sugalvoti. Tai galima plus turi trumpas lifehackas, kaip tai sukurti. Taip, galima tos tikrai jaus įrankius naudoti, tai tikrai yra ta galimybė. Tik tai, dar vienas yra dalykas, ką reikėtų nepamiršti, kad kai jūs kurite produkto pavadinimą, jums reikia įdėti tuos raktažodžius, kuriuos klientai ieško. Tai aš parodysiu po to įrankius, per kuriuos jūs galite susirasti tos labai daug, dažniausiai paieškomus arba populiariausius raktažodžius. Tai taip, ir jums dar čia Amazonas toliau prašys, kad jūs pateiktumėte UPC kodą. UPC kodus galite gauti iš GS1 svetainės. Jeigu čia nueisite, spaudžiate čia, gaukite savo brūkšninį kodą ir tada, žodžiu, jūs galite už 30, man atrodo, eurų įsigyti tą vieną UPC kodą. Tai jeigu jūs vieną produktą tik tai norite įkelti, tai to vieno kodo ir užtenka. Taip, tai aš šiuo atveju spausiu next ir čia suvesiu atsitiktinį kodą tiesiog. Čia yra produkto aprašymas.
Taip, tai produkto aprašymą irgi galite su ChatGPT, kaip Vitalijus irgi minėjo, tiesiog, jeigu trūksta idėjų arba ta kūrybinė krizė jūs kamuoja, tai tiesiog galite paprašyti, kad ChatGPT sugeneruotų produkto aprašymą pagal tam tikras produkto savybės. Tai čia galite 2000 iš vis raidžių panaudoti, tai yra tikrai labai gera galimybė kuo daugiau išnaudoti tą SEO būtent potencialą, nes nepamirškime, kad Amazonas yra realiai paieškos, būtent viskas remiasi paieškos paieška, tai žmonės ieško raktažodžių ir pagal tai ir jie suranda tos produktus, tai gali čia 2000 iš vis raktažodžių, būtent raidžių panaudoti. Bullet points, tai čia dažniausiai Amazonas mums duoda 5 laukelius, kuriuos irgi galime mes iki 250 raidžių užpildyti. Tai čia reikėtų akcentuoti arba pabrėžti, kokios yra produkto būtent ypatingos arba unikalios savybės ir kuo tas produktas išsiskiria nuo konkurentų. Tai savo USP va čia būtų labai gerai, jeigu jūs panaudotumėte ir bandytumėte, tiesiog reikėtų į savo UPS. Unique Selling Proposition apibūdinti čia. Tada yra nuotraukos, tai nuotraukas reikėtų irgi įkelti, tai yra nuotraukų kombinacija būtent. Tai kai jūs keliate nuotraukas, reikėtų, kad jūs turėtumėte jau susikūrę būtent nuotraukas, tai gyvas, kompozicinės. Aš netgi nueisiu ir parodysiu galbūt kaip pavyzdį. Tai šiuo atveju mes matome, kad šita nuotrauka yra čia infografas. Tai infografas, jisai turi daug informacijos, dažniausiai tai yra produktų savybės kažkokios, arba parašyti, tarkim, kažkokią produkto naudą, kokią jisai suteikia. Tai jūs turite bandyti akcentuoti būtent kokios yra produktų unikalios savybės ir, tarkim, galite naudoti visokias ikonas arba tam tikrus ženklus. Tai tarkim, šiuo atveju matote, kad šitas produktas jisai pasižymė arba jisai turi, tarkim, vitaminą E, tai ir čia yra pavaizduota būtų. Ir tada yra, taip, tai čia yra infografai, tai čia pirma būtent nuotraukos rūšis, toliau yra balto fono nuotrauka. Tai balto fono nuotrauka yra pati pirma, reikia, kad jinai būtų aukštos rezoliucijos, nes kuo aukštesnės rezoliucijos ta nuotrauka yra, tuo jūs galite būtent priartinti prie produkto arčiau ir išsianalizuoti. Tai klientų tiesiog patirtis nuo to gerėja, tai labai svarbu yra aukštos rezoliucijos nuotraukas naudoti. Ir tada yra lifestyle shots, tai yra gyvos kompozicinės nuotraukos. Tai tas produktas jisai yra, tarkim, kažkokioje erdvėje, aplinkoje, kuri yra būtent atitinka produkto būtent specifiką. Tai tarkim, jeigu mes parduodam kažkokius įrankius būtent virtuvėje, tai mes ir produktą parodytume virtuvėje su tam tikrais kažkokiais, tarkim, patiekalais arba galbūt kažkokiais, tarkim, kitais atributais. Tai tiek apie nuotraukas. Tai va. Toliau, kai viską užsipildo, čia reikės jums suvesti visus techninės charakteristikas, tai yra model number, tiesiog įrašykite vienetą, model name galite irgi vienetą, arba tiesiog produkto pavadinimą, tai būtų, tarkim, mano atveju cargo bag, manufacturer, tai čia yra gamintojas, įveskite tą patį kaip ir, kad manufacturer, tai gamintojas gali atitikti tiesiog jūsų brand name. Tai čia tą patį įveskite, number of items, vieną nurodykite, part number irgi vieną. Taip, čia irgi, jeigu jums reikia, pavyzdžiui, šitą produktą surinkti, jeigu reikia kažkaip surinkti, tai pasirenkate yes, jeigu ne, tai no. Ir tada ar produktas pasibaigia ar ne, ar jisai turi galiojimo datą. Tai čia yra viskas gan labai paprasta, tiesiog skaitote klausimus ir būtent atsakote. Ir tada included components, tai jeigu kažkokių turiu komponentų. Žodžiu, aš nenoriu čia labai daug skirti laiko, nes viskas priklausys, visi šitie laukeliai, jie skiriasi nuo kategorijos. Tada offeris čia bus jūsų, taip, reikės nurodyti quantity, tai nurodykite vienetą. Taip. Ir tada produkto kaina, tada pasirinkite I will ship this item myself. Jeigu jūs norite parduoti, kaip, jeigu jūs siūsite produktą iš savo sandėlio,
o nenaudosite Amazon infrastruktūrą, tai pasirinkite I will ship this item myself, bet dažniausiai ką jūs darysite, tai jūs naudosite Amazon FBA programą, kai jūs produktą siunčiate į Amazono sandėlius ir tada jau jie pasirūpina visų siuntimo, na ir jūs susimoka tam tikrus mokesčius. Ir čia visi matmenys. Ir taip pat čia reikės, nurodyti, iš kur tas produktas atėjo, tai galite China pasirinkti, nes dažniausiai, aišku, priklausomai nuo kur tiekėjas jūsų kilęs, tai pasirinksite, bet dažniausiai tai bus Kinija. Ir čia visi kiti duomenys. Tai tiek apie produkto kortelę. Dabar norėčiau praeiti greitai pro tiesiog dar vieną svarbų aspektą, tai yra kaip gauti atsiliepimus produktui. Tai kai mes tik startuojam pro Amazonę, tai yra visiškai naujas, tai mes turime visiškai naują, šviežią produktą, be jokių atsiliepimų, be jokio social proof. Tai kaip gauti tos atsiliepimus, kad padidėtų tas social proof, socialinis įsitikinimas ir žmonės, jaustųsi saugus, kad jie perka tikrai kokybišką prekę. Tai yra Vine programa, tai yra pirmas būdas, metodas tikrai efektyviai gauti atsiliepimus. Toliau yra Product Inserts, tai yra kortelės pakuotė, Requesty Review mygtukas ir email klientų listas. Email klientų listas yra toks sudėtingesnis galbūt metodas, tai aš labai ties tuo nebandysiu fokusuotis, bet mes praeisim pro šitos 3 metodus. Tai Amazon Vine programa, tai jūs galite, jeigu nueisite Amazon Vine, jūs tiesiog galite užsiregistruoti ir savo būtent ASIN-ą. ASIN-as tai yra produktas, būtent kiekvienas produktas turi savo ASIN, tai yra Amazon Standard Identification Number. Tai jūs galite tą ASIN-ą kiekvieną enrolinti į šitą programą, įmesti ir jūs gausite iki 30 atsiliepimų, o tai kainuos jums apie $200. Tai investicija iš tikro yra tikrai naudinga ir jinai tikrai, sakyčiau, pagrįsta, nes tuos atsiliepimus yra sunku gauti pradžioje. Tai jeigu jūs tikrai pasitikite savo produkto kokybę, žinote, kad tikrai produktas yra, jisai sprendžia gerai problemą kažkokią rinkos ar nišos, jūsų būtent tikslinės auditorijos, tai tikrai galite naudoti šitą programą, aš rekomenduoju jums. Tai tik tai turėkit omeny, kad jeigu, aišku, produktas yra toksai, vidutinis, tai galite gauti atsiliepimų, kurie nėra labai, sakyčiau, teigiami. Nes atminkime, kad šitie būtent atsiliepimai, jie yra nešališki. Tai jūs negalite, tarkim, Amazon, jūs negalite tuo kažkaip atsiliepimu manipuliuoti arba kažkaip jų paveikti. Šitie būtent žmonės, kurie palieka atsiliepimus, jie labai nešališkai žiūri į jūsų prekę ir jie viską labai išsamei aprašys. Bet, kaip minėjau, labai šitie atsiliepimai yra išsamus, tai yra labai naudinga jūsų produktui būtų. Toliau, produkto kortelės, tai produkto kortelės, būtent jūs turite irgi tokį metodą. Tai ką jūs darote, tai jūs tiesiog atsispausdinate būtent produkto kortelę ir jūs ją įdedate į produkto pakuotę. Ir jūs galite užrašyti, tarkime, kad mes esame mažas šeimos verslas ir mums labai svarbu yra jūsų nuomonė arba atsiliepimai, tai galbūt jūs galite palikti atsiliepimą. Ir žmonės tada, jeigu jūs įdedate kažkur QR kodą, jie nuskenuoja, jie nueina į Amazoną ir didelį tikimybę, kad dalis jų tikrai paliks tos atsiliepimus. Yra blogas ir geras pavyzdys. Tai geras pavyzdys, kai jūs tiesiog, prašote atsiliepimą. Bet jeigu jūs skirstote klientus į tuos, kuriems patiko prekė ir kurie nėra patenkinti, tai jau nėra geras pavyzdys. Ir Amazonas, tai realiai prieštarauja Amazono visoms politikoms, tai šito nedarykite, nes Amazonas gali jūs užbaninti arba tiesiog suspenduoti jūsų paskyrą ar kažkokių kitų veiksmų, kardomųjų imtis, nes būtent jūs netitinkate ir neteisingai būtent jūs netitinkate jų politikų. Tai nedarykite to, kad, tarkim, jeigu happy, tai nueikit čia tai padarykit, o jeigu unhappy, tai parašykit mums. Negalite skirstyti ir manipuliuoti kažkaip atsiliepimais ar žmonių emocijom. Ir tada yra Requesty Review mygtukas.
Jūs tuos atsiliepimus galite dar gauti, paprašyti, jeigu jūs nueisite į savo būtent paskyrą, paspausit ant šito meniu, tada pasirinksit orders ir į manage orders nueisite puslapį. Tai jums reikės atsiųsti tam tikrą extensioną, jisai vadinasi Helium 10 Seller Assistant. Helium 10, iš tikrųjų pats kaip įrankis yra labai naudingas ir gali jums tikrai padėti praversti būtent prekybos kelioniai pačioj pradžioje. Bet šitas extensionas jums tiesiog leidžia būtent paprašyti atsiliepimų, išsiųsti priminimus visiems klientams, kurie užsisakė jūsų prekę nuo tarp 4 ir 30 dienų. Tai jūs tiesiog turit paspausti request to use on this page ir jeigu produktas buvo užsakytas bent prieš 4 dienas, tai Amazonas tiesiog, arba šitas extensionas, jūs šito extensiono pagalba galite išsiųsti tuos atsiliepimus labai greitai visiems klientams. Tai irgi padidins jūsų tą review rate pagal užsakymus, nes dažniausiai tai būna 2-3 atsiliepimai kiekvienam 100 orderių. Tai tiesiog 2-3%. Jeigu jūs naudojate visas šitas technikas ir metodikas, kurias parodžiat, jūs galite pakelti tą visą review rate. Tai va, ir aišku, kuo greičiau gausi atsiliepimus, tuo bus lengviau parduoti daugiau vienetų ir sugeneruotos pardavimus. Nes socialinis pritarimas auga, žmonės pasitikė labiau, nes jie gali pasiskaityti, jau kiti žmonės apie jūsų produktą papasako. Taip. Tiek dabar apie atsiliepimus. Tai kaip sugeneruotos atsiliepimus? Tiksliau ne atsiliepimus, o pardavimus. Kaip gautos pardavimus? Tai mes negalim tikrai apsieiti be reklamos. Tai Amazonas mums duoda galimybę reklamuoti produktus jų plačioje platformoje. Tai reklamos modelis vadinasi Amazon PPC. Tai jūs, kaip galite suprasti iš pavadinimų, jūs tik tai mokate už reklamą, kai klientas paspaudžia ant jūsų reklamos. Tai kažkokį mokestį. Fiksinį jūs fiksuotą sumokate. Tai yra 2 reklamos kampanijų tipai, tai yra Automatic. Tai Automatic atveju, jeigu jūs pasileidžiate šitą kompaniją, tai algoritmas pats nusprendžia, ant kokių raktažodžių jūsų reklama pasirodys. Tai jūs neturite tiek daug kontrolės. Su Manual yra kitaip visai, nes jūs galite patys pasirinkti, kokius raktažodžius norite targetinti. Tai yra tam tikri įrankiai, kai jūs galite pasidaryti keyword analizę ir pagal tą keyword analizę būtent išsirinkti, išsifiltruoti, kokie raktažodžiai yra patys tiksliausi ir geriausi jūsų produktui. Ir kurie geriausi performance jums atneš. Tai su Automatic kampanija dar yra niuansų, kad jūs turite mažiau vystymo galios, būtent scale'as yra žymiai mažesnis, ribotas, nes negalite keisti, koreguoti kampanijos nustatymą. Tai su Manual, pavyzdžiui, vystymo potencialas žymiai didesnis, jūs galite scale'inti žymiai lengviau, nes yra tiesiog lengviau keisti biudžetą. Ta prasme, jūs galite kontroliuoti biudžetą ant abiejų kampanijų, bet, pavyzdžiui, jūs bidų ar tų stavkių negalite keisti kiekvienam raktažodžiui, kad išlaikyti gerą performance. Tai su Automatic, jeigu jūsų performances būtent nėra jisai labai geras, aukštas, tai jūs tiesiog neskėlinsite tos kompanijos ir jūs nedidinsite biudžeto. Tai, kaip ir dar aš paminėjau turbūt, tai negalite kontroliuoti tos statymo, bid kiekvienam raktažodžiui, o per Manual kampanijas būtent jūs galite žymiai lengviau ir tiksliau būtent kontroliuoti visus parametrus, nustatymus ir rezultatai būna geresni, labiau nuspėjami. Tai, aš dar trumpai praeisiu galbūt pro reklamos strategiją. Tai kaip galima būtų tas greitai sukonfigūruoti būtent kampanijas, pasileisti ir, aišku, po to yra visas optimizacijos procesas, bet reklama yra ta tema, apie kurią galėtume kalbėti visą dieną ir tai neužtektų laiko visus niuansus, principą aptarti ir taip toliau. Tai jūs, kai nueisite į Amazoną, būtent gal parodysiu nuo pat pradžios, tai iš Amazon Seller Central valdymo pulto, ką jums reikia padaryti, tai yra nueiti į Advertising ir Campaign Managerį, tada jūs, žodžiu, einate į Sponsor, Campaign Manager ir tada turėtų išmesti tokį langelį. Tai iš šito puslapio jūs pasirinkite Sponsor Products. Sponsor Products yra pagrindinės kompanijos, kurios realiai atneš daugiausiai pardavimų, tai jos yra labiausiai matomos pačioj platformai ir
čia gausite kažkur 80% visų pardavimų, būtent jeigu reklamuosite savo produktus. Yra kiti reklamos formatai, bet jie netokie populiarūs ir, na, tai yra sudėtingi, būtent labiau kompleks formatai, kai jūs turite kažkokius kreatyvus, tai tarkim nuotraukas, video, kuriuos galite panaudoti ir inkorporuoti į tas kampanijas. O sponsor products, na, jau jie naudoja visą tą informaciją, kurią jūs sukeliate į listingą, tai jums nieko nereikia papildomai labai tenais pridėti, kažkokių nuotraukų ar video, ar ten teksto sugalvoti. Taip, tai ad group name, čia yra būtent konvencija visa pavadinimo. Mes mėgstam dažniausiai, na, svarbu yra pasirinkti labai tikslę ir nuoseklę, sakyčiau, konvenciją, tai yra būtent, kad jums lengviau būtų galima rasti tas kampanijas ir pasižiūrėti, kaip jos performina. Tai mes dažniausiai įvedam produktų pavadinimą, tai Cargo Bag šiuo atveju, tada SP yra kampanijos tipas, SP, tada pasiemame ASIN-ą, kaip minėjau, ASIN-as yra identifikacijos numeris, kiekvienas produktas turi unikalų ir skirtingą numerį, nerasite nei vieno produkto, tarsi nerasite dviejų produktų su tuo pačiu ASIN-u. Na, jie skiriasi ir priklauso nuo produkto. Taip, tai įmetate ASIN-ą ir, tarkim, galime parašyti exact, nes mes dar targetinsime exact raktažodžius. Tai aš parodysiu, kaip su manual sukurti kampaniją ir tada greitai užšoksim prie dar automatic. Tai pridedate savo produktą, einate apačioje, na, į apačią, pasirenkate manual targeting, kaip matot, manual targeting turim ir automatic. Tai šiuo atveju darom manual, tada keyword, enter list, atžymėkite phrase ir broad. Aišku, čia yra labai daug strategijų, kiekvienos mes tikrai negalėsime šitame webinare apžvelgti ir, na, išsiplėsti, bet aš parodysiu pačius bazinius dalykus. Taip, tai match type exact ir jūs čia suvedate savo raktažodžius. Kaip jūs galite rasti savo raktažodžius, tai jeigu jūs nueisite į Amazoną ir parašysiu produktą, tarkim, tai aš parašysiu Cargo Bag, taip, tai paieškom Cargo Bag ir jums, aišku, reikės tokio įrankio, kuris vadinasi Helium 10. Tai Helium 10 yra įrankis, kuris gali jums padėti, būtent žymiai jums yra paprasčiau daryti keyword research'ą, tai susirasti tuos raktažodžius, kurie būtent veikia konkurentams, ant kuriuo jie būtent labai gerai konvertuoja ir tada tuos pačius raktažodžius targetinti su savo produktu. Tai, na, jeigu jiems veikia tie raktažodžiai, jūsų produktas irgi yra labai geras, tai neturėtų būti kažkokių problemų konvertuoti ant tų pačių raktažodžių ir jums. Tai taip, kai turite Helium 10, tai šitas extensionas vadinasi būtent Helium 10 extension, jūs galite susirasti jį, prieš tai jums reikės, aišku, užsiregistruoti ir įsigyti narystę, užsisakyti Helium 10, bet va čia, jeigu nueisim į Chrome extensioną, jūs prisidedate jį ir, žodžiu, tada galite naudoti. Tai va, tai čia paspaudžiate, būtent kai jau esate paieškos rezultatuose ant extensiono ir išmes va tokią kortelę, būtent laukelį. Kai išmeta, jūs einate į filters ir būtent išskiriate, na, išfiltruojate visus sponsored rezultatus, kad nematytumėte sponsored rezultatų. Tai pažymėm varnelę, spaudžiame apply ir dabar tik tai yra organiniai rezultatai. Dar vienas dalykas, ką vėliau, na, truputį ir bandysiu paaiškinti, trumpai, tai yra labai svarbus konceptas, kurį reikia suprasti, tai yra organiniai rezultatai ir yra toliau sponsored rezultatai ir kuo jie skiriasi. Taip, tai pasirenkate, na, tarkim, 10 teisinų, arba galite ir mažiau. Svarbu, kad jūsų būtų čia tiesiogiai konkurentai. Jeigu tie konkurentai, jie išsiskiria, tarkim, mes parduodam 21 cubic feet cargo bagus, bet mes matom, kad kiti, tarkim, parduoda 15, na, tai gali minimaliai skirtis. Gal nėra didelis skirtumas, tai galime įtraukti ir tą produktą irgi į šitą analizę, bet jeigu, tarkim, na, parduodam grinai, na, visiškai kardinaliai skirtingus produktus, tai, na, vėlgi, labai jums reikėtų čia irgi savo tą panaudoti, na, tokį elementarią logiką, ar jūs galvojate, kad, na, tas produktas, jisai būtent yra, ar jisai atitinka jūsų produktą. Tai pasirenkam iki 10 konkurentų ir spaudžiam Run Cerebro. Čia Cerebro yra, na, toksai toolas, kuris realiai dabar skreipina visus raktažodžius, kuriuos targetina visi šitie kompetitoriai, konkurentai backend'e ir jisai mums išmeta rezultatus.
tai jisai va čia visus rezultatus, visą tą keywordų listą turėtų išmesti. Aišku, čia labai yra daug raktažodžių, tai kad sumažinti tos raktažodžius arba išsifiltruoti pačius tiksliausius ir relevant, jūs galite paspausti ant top keywords. Ir štai matom, šiuo atveju 2 raktažodžiai tik tai, nežinau kodėl. Šiuo atveju taip, tai galim padaryti mes taip, kad tarkim competitor rank average yra nuo 1 iki 30, search volume 500. Pažiūrėjome apply filters ir va 15 gavom raktažodžių. Taip, tai šiuo atveju matot, kaip ir minėjau, labai svarbu yra pasirinkti tikslius produktus. Aš negavau labai tikslių raktažodžių, nes šitie produktai jie nėra visiškai tikslus. Tai va, matot hitch cargo carrier, o hitch yra visiškai skirtingas dalykas negu cargo carrier bag. Tai bet esmė yra principas toksai, kad jūs susirandat tos raktažodžius, nusikopijuojat, galite išsisaugoti irgi išsieksportuoti į CSV failą ir pasileidžiat pačiau. Tai aš siūlau nuo 5 iki 10 raktažodžių vienoje kampanijoje tik tai targetinti, nes jeigu jūs daugiau sudėsite su mesit raktažodžių, tai pamatysite, kad biudžetas eina tik tai kažkokius vienus, tarkim, 5 raktažodžius sukoncentruotas ir kiti raktažodžiai visiškai negauna savo, tos dalies biudžeto. Tai, žodžiu, aš vieną tik pridėsiu raktažodį, kad parodyt. Tai va, pasirenkat bid, galite naudoti suggested bid. Amazonas jau jums siūlo, kiek reikėtų statyti ant šito bido, tiksliau raktažodžio, tai jisai panaudos, pasiūlys jums kažkokį vidutinį range. Tai galite pradėti nuo to. Negative keyword targeting, šiuo atveju mums tai neaktualu. Ir tada, kur čia yra bidding strategy, pasirinkite down only. Ir taip, tada einam apačioj, į apačią ir pasiema, tarkim, šitą pavadinimą šią group name ir jūs galite naudoti lyginai to patį pavadinimą savo campaign name. Nes mes tik tai turėsime, šiuo atveju aš negaliu, nes aš jau šitam klientui mes jau kaip ir turime sukūrę kampaniją su tokiu pavadinimu. Bet jūs viską galėsite čia tokiu pavadinimus naudoti. Bet jo, mes turėsime tik vieną ad grupą, vieną tik tai ad grupę, tai galime naudoti tą patį pavadinimą ir kampanijai ir ad grupiai. Ir tada daily budget galite nuo 20 pradėti. Automatic targeting principas labai panašus. Vienintelis dalykas, kas skiriasi, tai kai jums nereikia, kas realiai, kas, žodžiu, išsiskiria, tai kad jums nereikia pasirinkti raktažodžių. Amazon algoritmas pagal jūsų visą tą informaciją, pagal visas detalės, pagal bullet pointus, to aš užeisiu čia ir parodysiu. Tai Amazon algoritmas, žodžiu, išskenins ir išsianalizuos, kas čia yra jūsų listinge nurodyta, kokius jūs raktažodžius panaudojat, kokius žodžius, ir jie tada jūs rodys automatiškai ant tam tikrų raktažodžių, kurie galvoja, kad jūs, ant kurių jie galvoja, kad jūs konvertuosite ir jie bus būtent aktualūs. Tai irgi, jums nereikia rinktis raktažodžių. Tai jo, jūs tada, žodžiu, pasirenkate default bidą, galite tą default bidą tokį ir palikti, einat į apačią, po to jūs galite negative keywordus pridėti, bet šiuo atveju aš nenoriu labai išsiplėsti, tai šios sekcijos aš neliesiu labai. Tada down only pasirinkite irgi bidding strategy, tokia pat ir kur campaign name galite tiesiog pervadinti, kad tai yra auto kampanija, kad žinotumėte, kad aš raninu ir auto kampaniją ir exact, ir jeigu aš pasižiūrėsiu performance, aš galiu lengvai labai identifikuoti, kad čia yra skirtingos strategijos ir jų nesumaišyti tarpusavyje. Tai ir pasirenkate daily budget, spaudžiate launch campaign. Tai tiek būtų apie reklamą. Paskutinis dalykas, ką aš noriu dar turbūt irgi paaiškinti, tai yra būtent visas konceptas, kaip Amazonas veikia. Tai Amazono algoritmas, A9 algoritmas, jisai, žodžiu, veikia tokiu principu, kad kai jūs tik tai pasileidžiat produktą, nėra jokios istorijos pardavimo, ar ne? Tai jūsų produktas, jeigu klientas parašo cargo bag, jisai visiškai yra nematomas ir, kaip matot, labai yra daug rezultatų, ne? Tų produktų jau pirmame puslapyje gal 30 arba 40. Bet jūsų produktas gali būti tik tai kokiam 7 puslapyje matomas. Tai daugelis klientų, jie, žodžiu, nepirks produkto arba netgi neis į antrą puslapį žiūrėti produktų, tai gaunasi taip realiai, kad, iš esmės jūs nesate matomas, randamas kitų klientų, tai jums yra būtina pasileisti tą reklamą,
Nes kai jūs pasileidžiate reklamą, jūs pradedate rodytis, puslapio, tarkim, viršuje, kaip va šitas konkurentas, labai lengvai galite patikrinti, ir pasižiūrėti, ar čia yra sponsored, būtent ar čia yra reklama ar ne, jeigu užmesite akį į būtent čia ir pamatysite, kad yra sponsored ikonėlė. Tai šis konkurentas, jisai naudoja reklamą, kad šitas produktas pasirodytų viršuje. Ir čia irgi visi yra sponsorių rezultatai. Tai vadinasi, šita visa eilutė viršuje pozicijos, jos yra kategorizuojamos į top of search. Top of search yra, žodžiu, pačios brangiausios pozicijos, bet čia jūs gaunate daugiausiai matomumo. Dėl to, konkurentai labai daug bidina, daugiausiai iš visų turbūt čia dalyvaujančių pardavėjų, nes jie žino, kad jie gaus labai daug matomumo, trafiko į savo produkto listingą, kas padės sugeneruoti tų daugiau gauti pardavimų. Kai, žodžiu, jūs reklamuojate, tai nesvarbu, ar jūs top of search pozicijas bandote užimti, ar jūs žemiau esančias pozicijas bandote užimti, kaip šitie, pavyzdžiui, pardavėjai. Tai bet esmė yra, kad jūs gaunate pardavimus per reklamą, jūsų organinis listingas, kuris yra nepriklausomas nuo sponsored listingo, jisai auga į viršų irgi. Jisai kyla į viršų, į aukštesnės pozicijas, kai jūs tik tai gaunate pardavimus per pačią reklamą. Tai va šiuo atveju matote, kad mūsų netgi ir šito kliento produktas, jisai atsirado kažkokioje 10-15 pozicijoje dabar pasirodo. Tai mūsų tikslas, aišku, yra sugeneruoti kuo daugiau pardavimų, kad mes pačiame viršuje rodytumės ir gautume daugiausiai pardavimų. Tai turbūt galbūt būtų toksai galbūt pagrindinis fundamentalus dalykas, konceptas, kurio jūs turit tikrai suprasti labai gerai, nes, kaip minėjau, pradžioj mes deginam pinigus, kišame į reklamą, nes mes turime tą perspektyvą, žinome, kad per laiką mūsų produkto pozicija išaugs taip aukštai, kad mes jau didžiąją dalį savo pardavimų generuosime organiškai, kur mes visiškai neturim mokėti už reklamą. Iš tikrųjų, ačiū, labai toks išsamus ir praktinės webinaras, nes tie, kas pradeda, toks, vis tiek gauni monstrą didelį, kur nežinai, nuo ko pradėti ir nežinai, kaip pradžioja čia, net ne mėnesio, 2, o turbūt pusmečio toks praškai dalys, kurią turėtum pasidaryti. Tai visai toks, sakyčiau, praktinis ir naudingas dalykas. Tai jeigu jūs turite kokių klausimų apie Amazoną ir kažkokių tiesiog kyla klausimų, tai galite drąsiai kreiptis į mane, susisiekti per LinkedIną, Nojus Latvinskas, tai parašykit man į DM, atsakysiu visus klausimus, mes koncentruojamės į reklamą, tai jeigu aktualu, tikrai galite parašyti man į LinkedIną, Nojus Latvinskas, ir ten mes pasikalbėsim. Ja, tai manau, kad ir po webinarų paminėsim irgi mūsų webinarų puslapį ir nuorodą tiesioginę. Tai dėkui uždėmesį visiems ir tikimės, kad praktiniai webinarai irgi jums yra naudingi ir stengsimės juos daryti dažniau, nes praktiniai dalykai irgi labai visada smagu pamatyti, kaip tai atrodo realybė, ne tik ta teorinė kryptis. Tai dėkui visiems uždėmesį ir iki sekančio. Ačiū visiems. Iki.